Jis yra skirtas visiems, tiek pradedantiesiem, tiek mėgėjam ir profesionalam. Taip pat pasižiūrėti fototechnikos naujienų, tarkim, buvo pristatyta Fotokinos pasaulinės fotografijos parodos naujienos, ko dar nėra Lietuvoje. Konferencijos, ko labiausiai galbūt skiriasi nuo ketvirtosios dėl workshopų, dėl įrengtų fotostudijų, kur kiekvienas galėjo pasiųsti profesionalų. Būtent buvo sukurtos 4 studijos ir ne kiekvieną dieną, manau, net iš tų pačių mėgėjų, net ne tik pradedančiųjų, galima išbandyti fotografuoti kaip profesionalui, kai yra aktorius, modelis, fonas, šviesa, geras fotoaparatas ir, žodžiu, visas komplektas.